Sveika, Meloji. Sveikinuosi šiandieną vėl su tavimi, kartu su mano mylimiausiu pasaulio podcastu Magnetic Conversations. Ir labai džiaugiuosi šiandien čia svečiuose, turėdama Ugnę Naujokaitytę Augulienę, kurią iš tikrųjų nemeluosiu, pažįstu daugiau nei 20 metų. Nu čia, man kadangi 20 ir pažįstamas 20, tai praktiškai nuo gimimo. O rimčiau nuo universiteto laikų ir per tą laiką Ugnė ėjo savo keliu, aš jau savo keliu, dabar netyčia susitikom ir labai džiaugiuosi turėdama tave čia kaip psichoterapeutę. Labas, Ugnė. Sveika, labai ačiū, kad pakvietei. Nu, smagu ypač tokį savo veidą matyti, nes kalbinu labai daug skirtingų žmonių, žinai, ir labai smagu, nu vis tiek, toks truputį kitoks tas yra santykis, kai yra ir prisiminimų, ir istorijų, ir visko. Tai, Ugnė, pokalbis nebus apie tai, bet man tiesiog smalsu, už kadro nepaklausiau, kodėl tu pasirinkai tapti terapeutė? Ar tai buvo tavo, žinai, svajonė, ar kažkoks gyvenimo įvykis tave čia atvedė? Tiesiog smalsu. Geras klausimas, dėl ko? Dėl to, kad aš irgi kartais pagalvoju, kodėl aš pasukau tuo keliu ir neslėpsiu, iš tiesų gyvenime buvo tam tikrų momentų, ar ne, susijusių su darbu, kuriame patirdavau daug streso, su šeiminiu gyvenimu, vaikų auginimu, ar ne, ir kadangi tokia truputėlė sulinkusi į nerimastingumą, ieškojau būdų, kaip susitvarkyti, ar ne, nu kaip savo padėti. Taip. Ir kas įvyko, kad prieš dabar jau 5 metus pradėjau studijuoti, yra tokios studijos mindfulness ir kažkaip užsikabinau, man labai padėjo ir aš tada nusprendžiau, kad reikia gilintis. Taip, ir kitiem, kad galėtum padėti, ne? Jo, ir aš kažkaip supratau, kad yra metodai, kurie padeda tvarkyti su to stresu, su nerimu ir tada įstojau į universitetą Lietuvos sveikatos mokslų, po diplominės studijas ir baigiau. Štai prašau. Tai tu čia. Ir pas tavo mačiau Instagrame parašyta CBT, tai yra tas pats ekvivalentas anglų kalba. Cognitive Behavioral Therapy. Taip. Čia, kad visiems susivienodė terminologija, žinai? Taip, kognityvinė elgesio terapija. O tai kokio tai tipo yra terapija? Jeigu taip pat man, kuri nieko nežino ir, tarkim, galvo, o tai Ugnė čia į kurią pusę? Čia yra šiuolaikinė psichoterapijos kryptis ir ji yra sukurta praeitam šimtmetį vieno tokio, reiškia, gydytojo Arono Beko ir jinai buvo sukurta iš principo gydyti žmonės, kurie sirgo depresiją. Bet vėliau visi tie metodai paaiškėjo, kad jie padeda tiem žmonėm, kurie turi ir nerimo sutrikimų, ir savivertės problemų, ir, reiškia, ir tą pačią depresiją. Tai iš principo tai yra mokslų pagrįsta terapija, ar ne? Jinai tikrai yra nemažai tyrimų, kurie rodo, kad ji labai veiksminga, efektyvi gydant įvairius sutrikimus. Nerimo, nuotaikos, nemigą, valgymo sutrikimus, priklausomybės ir... Ir sakyk, tavo, kai ateina, kaip gali vadinti, klientai, pacientai, nežinau kaip vadinti. Klientai, nes aš dirbu ne medicinos įstaigoje. Supratau, dėl to jie yra, tai tarkim, pas tave ateina klientas ir ar galėtum išvesti, nežinau, kažkokią savo iš pajautimų intuityvę statistiką, ar ateina labiau, nežinau, pasimetę, ar labiau su nerimu, ar su rimtom bėdom. Tiesiog bandau nusipiešti, žinai, paveikslą, kokie žmonės vaikšto gatvėm, su kuriais ir aš kartu vaikščiau, aš pati irgi su savo ten, žinai, krokodilais. Tai šiaip ateina, aišku, įvairūs labai žmonės, dažniau tai yra moteris. Ir, aš kadangi specializuojuosi būtent nerimo sutrikimų gydyme, tai aišku, ir ateina galbūt labiau su tuo, reiškia, susiduriantis asmenys, tai kaip daugumoje tai yra moteris. Ir tai yra jaunos moteris, kurios turi įvairių įsipareigojimų, šeimas, darbus, atsakingus ar mažiau atsakingus, ateina ir jaunos merginos, kurios turi tikrai daug to nerimo, panikos atakų, obsesinio, kompulsinio sutrikimo atveju yra. Tai šiaip tas paplitimas yra visuomeniai, būtent nerimo sutrikimų yra nemažas ir, pavyzdžiui, yra statistika, pernai metais tyrimas Spinterio rodo, kad
rodė, kad daugiau negu 60% žmonių jautė stresą, nerimą dėl įvairių priežasčių, dėl karo, dėl sveikatos, dėl ateities, dėl finansų. Tai galima taip apibendrintai pasakyti, kad vos ne kas antras iš tiesų jaučia to streso ir nerimo. Ir tai yra jauni žmonės iki vyresnio amžiaus. O tai sakyk, Ugne, dabar apsibrėžkim. Tai, žinai, vėlgi, kas tas nerimas, ar aš jaudinuosi prieš, kad ir mūsų filmavimą, ar kas tas nerimas, kad jau man reikia pagalbos, nes aš jau turbūt nesusitvarkau, arba man tai trukdo gyventi. Padėk identifikuoti. Na tai to nerimo mes iš tiesų gyvenime turim tikrai nemažai ir tai yra labai normalus jausmas, ar ne? Mes jaučiam jį ten prieš kažkokį įvykį, egzaminą, ten pokalbį darbo, prieš kažkokį susitikimą galbūt svarbu, ar ne, ar ten kažkokį asmeninį įvykį, šventę. Tai galim, stresuoti normaliai, ar ne, kad ten viskas pavyktų, gerai pasisektų. Sako, tas toks drugelis čia tupė, ne? Jo, būna, kad jaučiam kažkokius tai simptomus, ar ne, ta prasme, kūno pojūčius. Tai tas yra normalu, labai žmogiška. Bet jeigu to nerimo mes jaučiam daug, nuolat, ir jis yra toksai lėtinis ir trunka ilgai, tai jau galima sakyti, kad kažkur yra problema, ar ne, kažkur tai mes nuo to nerimo nepailsim, ar ne, nemokam gal atsipalaiduoti, gal mes turim per daug atsakomybių, gal mes, nežinau, per daug įsipareigojimų, gal kažkokių tai kitų aplinkybių, ten aukštas pareigas, ar ne, darbe, ar panašiai. Ir tas stresas, jisai gali ilgainiui iš tiesų sąlygoti nerimo sutrikimus. Ir jeigu daug streso ir jis trunka ilgai, tai tada gali būti jau ir bėdų. Ok, bet sakyk, ar tai kažkaip pasireiškia, ar kūnas siuntia, turbūt per kūną ateina, ar ne? Kūnas siuntia, ar nebūtinai gal, kažkokius tai signalus, kaip, aš dabar bandau savo, kad ir pasimatuoti, ar ne? Aš tokia, žinai, ugninė, man viskas bėgom, viskas pulveršiais, visokių tų būna gyvenime situacijų, yra buvę ir sudėtingų situacijų, kur, žinai, norėjosi ir į medikus kreiptis, bet yra buvo situacijų, kur užteko išsimiegoti. Tai ar vis dėlto yra bendra tiesa, ar čia labai individualu, vis dėlto iš tavo patirties su nerimu gyvenant, turiu galvoje tavo klientų, atsiprašau, su nerimu gyvenant, ar ne, kada, žinai, užtenka pamiegoti, ar yra kažkokie ženklai, arba net ir aplinkoje, pavyzdžiui, kai draugai matai, čia jau yra 3 raudonas lemputės, reikėtų ją švelniai parekomenduoti, ar galėtum? Jo. Tai, labai viskas būna individualu, ar ne, bet kaip taisyklė, jeigu patiriame daug streso, jeigu jaučiam nuovargio daug, jeigu pradedam prastai miegoti. Miegas, ane, yra ženklas? Taip, miegas yra vienas iš ženklų, kad jau kažkas, pavyzdžiui, sunku užmigti, arba pabundam naktį, arba atsibundam anksti ryte, ar ne, nebegalim užmigti. Nuovargis, dėmesio koncentracijos, kažkokios problemos, atmintis, ar ne, gali veikti ne taip. Ir aišku, vienas iš pagrindinių ženklų, tai gali būti irgi, kad jaučiam daug įtampos kūne, ne? Pavyzdžiui, raumenų įtampa, pečių juosta, kažkokie skausmai gal net, ar ne? Ir tai požymiai, kad jau galbūt verta sunerimti, ar ne, nes kūnas jisai signalizuoja, ypač, kaip sakau, jeigu mes pavargę, jau neužtenka ten gero vienos nakties miego, ar ne, jeigu tas nerimas toksai atsiranda dėl kažkokių ten darbų, reikalų ir panašiai, tai jau galima sakyti, kad, raudonos vėliavėlės. Jo, kur reikėtų kreiptis į specialistą, ar ne? Nes turbūt ateina pas tave tokie žmonės, kaip sakyti, pagrindė moteris, kurios jau nebesusitvarko su tuo nuolatiniu, ar ne, jos sekinančiu nerimu. O kaip vyksta terapija? Tai yra pokalbis turbūt ir jūs bandote surasti to priežastį, ar norit panaikinti pasekmes? Aš manau, kad tu negali pasakoti konkrečių istorijų, bet kažkiek gali. Man tiesiog įvesti moteris ir padrasinti, kad galbūt jeigu jos gali savyje atpažinti, tai kad galėtų kreiptis pagalbą. Taip.
Tai kaip vyksta, ar ne? Tai pradžioje tai mes, aišku, įvertinam, kokios yra problemos, ar ne, kokie yra tie simptomai, apskritai, kaip žmogus jaučiasi, ar ne, kiek to nerimo, kiek tai tęsiasi, kokios priežastys, ar ne, tai labai individualūs atvejai, bet gali būti, pavyzdžiui, ten daug labai darbo, ar ne, didelis stresas, maži vaikai, neišsimiega žmogus, ar ne, sutrinka miegas, tada grįžta po kažkokių ten vaiko priežiūros atostogų į darbą, ar ne, stresuoja, kad, reikia dirbti, ten vytis kolegas, ar ne, kažkaip tai, vėl grįžti į tą darbo rinką ir panašiai. Tai kas atsitinka, kad mes vis tiek įvertinam, yra tam tikri klausimynai, apskritai toksai, kaip sako, tas klinikinis interviu ir tada žiūrim, kaip pasireiškia, ar ne, kokiais simptomais. Tai jie gali būti labai įvairūs. Jeigu tai yra susijęs su nerimu, tai kaip sakau, ten būna nuovargis, įtampa, miego kažkokios problemos. Gali būti, jeigu tai yra susijęs su panikos atakom, tai aišku būna jau sudėtingiau, nes, pavyzdžiui, vyksta panikos atakos, ar ne, ten širdis daužosi, ten rankos tirpsta, oro trūksta, ar ne. Vaizdas liejasi. Taip, ten kažkokie tai galvos svaigimai, įvairūs simptomai, ar ne, tai čia jau tiesiog vertinam atskirai ir tada žiūrim, kaip galim tą tvarkyti, ar ne, kaip padėti žmogui, tai yra tam tikri metodai. Labai daug aiškinamės apie tai, ką žmogus mąsto, ar ne, nes kognityvinė elgesio terapija remiasi, reiškia, tokiu modeliu, kuris sako, kad mūsų mintis lemia tai, kaip mes jaučiamės, kaip mūsų kūnas reaguoja ir kaip mes elgiamės. Tai jeigu, pavyzdžiui, ateina mintis, kad aš nespėju, aš ir vėl kažko nepadariau, ar ne, ir ten laukia mano, ten rytojus kažkoks labai sudėtingas, jau mes galim jausti tada nerimo, ar ne, nes mintis yra apie tai, kad kažkas tai vyksta, su kuo aš nebesusitvarkau. Tada kūnas gali įsitempti, gali būti čia visokie jausmai, pojūčiai. Taip, reiškia spausti ten krūtinę, tie pilvo skrandžio kažkokie. Tu man pasako, aš tiesiog fiziškai atsimenu, aš esu tame buvus, maždaug įsijungia čia, užspaudžia, labai įdomu. Ir plauk, pamečiau, tave tiksliau nutraukiau, tu pradėjai pasakoti apie kūno simptomatiką, ir tai yra tie ženklai, kur jau yra negerai ir aš pagalvojau, žinai ką, tai bet mes dažnai pačios, kaip čia pasakyti, jau jaučiam, viskas jaučia ir tada mes, norėdamas, kad to nebūtų, nervuojamės ir dar labiau viską užkūrinėjam, ne? Čia apie tą minties galią ir kūną. Jo, tai kas atsitinka, kad žmogus jisai turbūt negalvoja apie tai, ką jisai mąsto, ar ne? Tiksliai, nemąsto apie mąstymą. Taip, nes mes turim daug minčių, jos ateina, išeina, ar ne, bet jeigu nėra to vadinamo tokio sąmoningumo, ar ne, ir pastebėjimo, ką aš galvoju, kokios tos mano mintis ateina, tada gali būti sunku suprasti, dėl ko aš taip jaučiuosi. Aha. Ar tai yra, kaip pasakyti, jeigu jaučiu nerimą, tai dažnai labai yra susiję su tuo, kad aš galvoju kažką tai, kas man tą nerimą kelia. Ar, pavyzdžiui, gal ten serga vaikas ir aš nerimauju, ar ne, kas yra normalu. Taip. Bet jeigu aš ten nuolat susiduriu su kažkokiais, arba darbe ten kažkokie deadline'ai, terminai, ar ne, ir aš nuolat pradedu galvoti, kaip aš čia turiu viską spėti, jau tai gali kelti tą nerimą, ar ne, ir jeigu mes to nepastebim, ar ne, mes tada įsitempiam, jaučiam įvairius kūno simptomus, tam, kaip sakau, gali ir virškinimas sutrikti, ir ilgainiui šiaip tai yra mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad tas lėtinis nerimas, lėtinis stresas, jisai labai žalingas dėl to, kad ilgainiui sutrinka, pavyzdžiui, širdies kraujagyslių sistema, gali sutrikti, reiškia, atsirasti nemiga, gali... Čia ir cholesterolis, man atrodo, šalia vaikšto. Ten yra daug įtakoja ir net lėtinis stresas, pavyzdžiui, yra kaip rizikos faktorius demencijai ir Alzheimeriui, ir tai yra labai rimta, ar ne, ir mes, kai daug stresuojam, atrodo, visi čia taip stresuoja. Taip, kažką tokio, pamiegos ir praeis, o iš tikrųjų. Bet iš tikrųjų tai yra
rimta problema. Jo. Tu labai gražiai atėjai, kelis kartus paminėjai, kad tas sąmoningas pastebėjimas ir tu labai gražiai atvedėjai į kitą temą, kur norėjau su tam pasivaikščioti, yra pasąmoningumas arba mindfulness praktika. Ir ar tu galėtum vis tiek, kiekvienas, man rodo, terapeutas ir kiekvienas žmogus, kuris praktikuoja, turi savo apibrėžimą. Koks yra ugniškas apibrėžimas? Kas yra tas mindfulness? Nu, žinai, mes tik tokią randam mindfulness, ten visokių patarimukų, bet realiam gyvenime ir mums moterims, kurios tikrai ir stresuoja, ir tų pareigų daug turi, kaip galėtų būti apibūdinta tą mindfulness praktiką arba gyvenimo būdas gal net? Jo, tai praktika, jinai kaip tokia, tai jinai gali būti įvairi, ar ne? Jinai gali būti vadinama formali praktika mindfulness, kai mes atsisėdam ir, pavyzdžiui, atliekam tą vadinamą kažkokią mindfulness meditaciją, ar ne? Nu, tarkim, susitelkiam į savo kvėpavimą, į savo kūno pojūčius, ar ne? Ten yra tokios vadinamos kūno skanavimo praktikos, ar ne? Tai yra ganėtinai formalu, ar ne? Nu, mes kažkokią tai dalį dienos, ten tiek, kiek galim skiriam, ar ne? Ten 20 minučių, 40 minučių tai formaliai praktikai. Bet neformali praktika sąmoningumo arba to mindfulness vadinamo, arba atidos, ar ne, čia įvairių tų terminų yra. Taip. Tai yra apie tai, kad aš bandau tada sąmoningai atlikti tai, ką aš atlieku ir būti tame, va čia ir dabar. Ir pastebėti tai, ką aš darau, ar ne? Nes mes labai dažnai geriam kavą, ten pusryčiaujam ir skrolinam, ten verdam vaikui košę, ten planuojam kažką tai, ar ne? Ir mes iš tiesų tada nebūnam tam momente, ar ne? Iš tiesų mes nepasimėgaujam ten tą kavą. Ar arbata, ar ne, ar maistu savo. Ir labai dažnai per tą skubėjimą ir tą gyvenimo didelį tempą mes tiesiog paknopstom lėkdami, iš viso nebūnam čia ir dabar, ar ne? Ten, pavyzdžiui, vairuojam automobilį ir vis tiek mūsų mintis yra apie tai, ką mes turim ten atlikti arba ko neatlikom. Tikrai, realiai. Taip, čia kaip sako, stressing about the past or being worried about the future. Nu, toks, žinai, visai kažkas yra. Taip, visada esam arba praeity, arba ateity ir dėl to nebūnam čia ir dabar. O tai tada irgi kelia mum ir stresą, ir nepasitenkinimą, nes mes, to gyvenimo akimirkos, neužčiuopiam ir net nepajuntam, ar ne? Tai aš ką stengiuosi, aišku, ne visada gal irgi pavyksta, bet aš bandau tiesiog staptelt ir jeigu valgau, bandau ten nežiūrėti tą telefoną, ar ne, suprasti, ar aš kokį tą maistą valgau, ar ne, koks jo skonis, koks jo kvapas. Jeigu ten, nežinau, kažką tai darau, tai kiek įmanoma sąmoningiau tą daryti. Aišku, irgi ne visada pavyksta, nes irgi turiu ir šeimą, ir darbą, ir visokių kitokių reikalų. Tai man tai yra apie tai, kad sąmoningai būti šioj akimirkoj, ir nevertinti, ar ne, kaip ten kas gerai, blogai, bet kuo labiau priimti tai, kas yra, ar ne, nes mes labai dažnai irgi pradedam, jeigu blogai jaučiamės, bandom ten, kažkaip tai save pamaloninti, to jausmo kažkokio, tai mes nenorim jausti, ar ne, mes bandom jį kažkur ten užkišti, ar ne, užvalgyti, ten atsigert kažko, ar ne, ar ten parūkyti. Ar į telefoną pasisėti. Ar paskrolinti, pažiūrėti serialus, ar ne, kad užsimiršt, bet tai tada irgi, kas atsitinka, kad mes tada savo tos patirties neišgyvenam pilnai, mes jos nesuvokiam ir ją kažkur tai nukišam, bet visa tai kaupėsi, ko mes nesuvokiam, ar ne, ten liūdesys, kažkoks pyktis, nerimas, ten kažkokie kiti jausmai ir tada ilgainiui po to iš vis pasimetam, nebesuprantam, ką mes jaučiam, kas su mumis vyksta. Ir ar galbūt šita schema yra, ar aš gerai įsivaizduoju, kad tai galbūt ir yra kelias į ligą, nesvarbu kokią formą. Galbūt tai, žinai, kaip sako, liūdesio liga, ar ten, žinai, kūno liga, bet galbūt tas suakumuliuotas, neišjaustas dalykas ir galėtų būti raktinis, alertas, kad, žiūrėk, brangioji, jeigu tu taip užvalgys ir kiši po kilimu, adresas vienas, kur ateis, ar ne?
Ar negalim taip absoliutinti? Nežinau. Įvairiai priklauso nuo, kaip sako, laipsnių, ar ne, kiek mes tai darom. Bet pavyzdžiui, iš tiesų, jeigu, na, dėl ko atsiranda tie vadinami sutrikimai, ar ne, tai jeigu nuolat ten valgom dėl to, kad mums liūdna, ar ne? Nuobodu, pikta, ar taip. Savo jausmus reguliuoja maistu, pavyzdžiui, alkoholiu ar ten kažkokiom psichoaktyviom medžiagom, jau tai yra signalas, kad mes tų jausmų vengiam, nuo jų bėgam, nenorim jų jausti ir tai tada jau yra tiesus kelias iš tiesų, jeigu tai darom nuolat, pavyzdžiui, ar ne, tai tiesus kelias iš tiesų gali būti į tą jau ir kažkokį valgymo sutrikimą, arba jeigu, na, ten, pavyzdžiui, depresija, ar ne, paėmus vadinamus tos nuotaikos sutrikimus, tai daug priežasčių tai lemia, bet jau jeigu, pavyzdžiui, irgi nenorim jausti to, ką jaučiam, ar ne, užsidarom ten, nežinau, žiūrim serialus, ten kiaurą parą, nebebendraujam su žmonėm, izoliuojamės, ar ne, ten nejudam, įvairių dalykų yra, dėl ko taip atsitinka. Bet iš tiesų raktas turbūt yra pastebėti tuos savo jausmus ir tas savo mintis, ar ne, kurios lemia, kaip mes jaučiamės ir bandyti to, kaip sakau, nepašluoti po kilimo, ar neignoruoti. Taip, o tai sakiau, Ugne, dar grįžtam prie buvimo čia ir dabar. Jeigu taip pat paimčiau specialiai, provokatyviai. O kodėl yra taip svarbu būti čia ir dabar? Taigi, žinai, mes planuojam tiek daug reikalų, reikia viską suspėti, nepamiršt paskambinti, ant šunį vandens įpilti. Tai, aš dabar dar ką nors pritempsiu. Tai kaip tada iš viso tu ką nors gyvenime padarysi, jeigu būsi tik čia ir dabar? Tu supranti, kad aš flirtuoju, bet aš tikiu, kad yra žmonių, kurie panašiai galvoja. Ką tai reiškia čia ir dabar? Kas čia per budizmų užsiminėsim? Taip, yra galbūt tokio skepsio, ar ne, kad čia irgi kaip kažkokia tai religija, ar ne, tai iš tiesų tas mindfulness šaknis yra susijusios su budizmu, bet tas buvimas čia ir dabar galbūt leidžia apskritai tą pilnavertiškesnį gyvenimą gyventi dėl to, kad mes esam sąmoningi, ar ne, ką mes darom. Jeigu mes, pavyzdžiui... Mažiau automatizmo, ne to tokio? Taip, bet jeigu, kalbėjom su kolegė, kad jeigu plaunu indus, atlieku automatinį veiksmą, o iš tiesų mano mintis yra apie tai, ką aš turiu padaryti, arba ko nepadariau, ar ne, tai aš nesu tam momente, ar ne? Aišku, gal plauti indus čia nėra pats didžiausias gyvenime malonumas, bet aš kalbu apie įvairias gyvenimo veiklas. Kad ir žaidi su vaiku, ten lego dėlioji, bet mintis sako, reikia dar morkas nepamiršti ištraukti šaldytuvą, nes ten tralelė, ne? Tai mes taip savo kuriam įtampą, ar ne? Ir jeigu mes esam čia ir dabar daugiau, ar ne, tai irgi yra tyrimai, kurie rodo, kad mes tada jaučiam daugiau tos laimės, ar ne? Mes kažkaip sugebam pasimėgauti tomis akimirkomis, ar ne? Galbūt, nežinau, vis tiek man atrodo daug mūsų siekis dažnai būna nugyventi laimingai, ar ne? Taip. Kad ir ką tai bereikštų. Tai man atrodo, kad tai didina tą laimės jausmą, nes mes dalyvaujam savo gyvenime, kuris vyksta šią akimirką. Vienareikšmiškai. Čia, žinai, kaip aš kažkada seniau, pamenu, dar ir su savo vyru, žinai, kalbėjom, kažkokia buvom kelioniai, kažkur toli, gražiai, egzotiškai, nuostabiai. Ir aš tuo metu visiškai nieko bendro neturėjau nei su sąmoningumu, nei su savokomis čia ir dabar, bet man buvo toksai momentas, aš kaip dabar, žinok, atsimenu, net sceną matau prieš akis, kai mes esam ten, ir galvom, kur čia kita kelionė. Ir man toksai bam, ir Kristi, ką mes darom. Vietoj to, kad mes pasidžiaugtume, kaip čia faina, koks čia smiliukas, koks čia saulė, koks čia, nežinau, ananasas ar kažkas, mes dėliom kitą kelionę, dėl jos gal net ir stresuojam, nes tarkim, ten kokie bilietai brangus ar kažkas, žinai. Tai tiesiog noriu pasidalinti, žinai, kad tas įdomus suvokimas nėra lengva visai ką būti čia ir dabar, bet bent jau, galima galbūt pradėti nuo tų didelių momentų pabuvimo čia ir dabar, o ne, žinai, ten, juokauju, ten eini
prie altoriaus su savo gyvenimo meilė, atgalvoji, blecha, ten tas puokštas tai netokio ružavumo. Ne, bet, supranti. Tai tas buvimas čia ir dabar iš tikrųjų turbūt, kad yra tokia dovana, kur, žinai, čia galima ateiti prie tos dėkingumo praktikos, kuri nemažai apie ją girdim, ar ne, kad kai tu nesi čia, tu net nesugalvoji turbūt už ką gali būti džiaugtis ir būti dėkingas, kad tu ir sakei, nu, kad susikurti tą laimingą gyvenimą, negu visai ką varai kažkur automatu. Taip. Taip, tai tas sukelia nemažai kentėjimo, nes mes, kaip sakau, jeigu daug galvoja, svarbu, aišku, gyvenime ir planuoti, ir atlikti ten darbus, ir įsipareigojimai, bet mes, kaip sakau, labai, bėgam tekina ir mes, nespėjam, kaip sakau, tas geras pavyzdys su vestuvėm, ar ne, ten vaiko koks nors gimtadienis, ar ten kažkoks. Taip laukiam, taip planavom. Šventė, o ten, ko nors pradedam piktintis, ar ten kažkas nepavyko, ar ne. Taip. Tai čia tikrai įvairių būna, ar ne, atvejų ir tas irgi labai žmogiška, galbūt visada gal norim geriau, ten tobuliau. Bet tas priveda, toks kritiškas požiūris arba vertinimas, ar ne, kaip čia turėtų būti, arba kad čia yra ne taip, ar ne, jisai priveda labai dažnai prie, tokio kentėjimo, ar ne, nes mes nuolat tada kažko nepatenkinti. Ten ar, nežinau, lyja per daug, čia saulė per skaičiai šviečia. Bet, realiai, tu tikrai rasi prie ko prisiknisti, jeigu ieškosi ugnę. Come on. Taip, tai kas svarbu ir aš, pavyzdžiui, visada irgi tas dėkingumo praktikas bandau atlikti, ar ne, pavyzdžiui, labai geras metodas yra ryte pabudus pagalvoti, pavyzdžiui, apie 3 dalykus, už kuriuos aš esu dėkinga, ar ne, pavyzdžiui, savo, arba, nežinau, kitiem, ten vyrui, ar, nežinau, pasauliui, kad ir kaip ten tai skambėtų. Taip. Kažkaip tai gal ne visiems priimtinai, bet rasti už ką savo padėkoti kitiem. Ir tas irgi, tyrimai rodo, kad didina apskritai laimės jausmą, dėkingumo tos praktikos. Tai galima irgi pasibandyti, žinai. Aš kartais būna, žinai, prasibundi ir tas toks pirmas momentas, kur toksai, žinai, kad, aha, nelyja, jėga, žinai, nežinau, tarkim, dabar jau ką, aha, vyras šalia, vaikai dar nešuršena, turėsi laiko knygai, kaip pavyzdys, ar ne? Ir toks tu jau pradedi positive vibe, o ne kad, žinai, pasiemi telefoną, aš ir taip darydavau. Žinai, atsidarai kažką, tai koks mailas, nutvilko toks nerimo, streso jausmas, ten kortizolis turbūt ten netilptų diagramos viršų, ir su kuo mes pradedam dieną turbūt, ar ne? Bet lygiai turbūt taip pat svarbu yra ir uždaryti dieną su raminančia praktika, ar svarbu kick-offin dieną su tokia praktika? Kaip tu manai? Tai aš, pavyzdžiui, irgi visada raginu ir skatinu klientus apžvelgti, ar ne, kas įvyko. Pavyzdžiui, jeigu dėl ko ten ar tas nerimas, ar ten kažkoks liūdesys, ar ten stresas, ar ten dar kažkas, ar ne. Tai dienos pabaigoje pasižiūrėti, ar ne, kas įvyko ir paanalizuoti, ką aš pagalvojau, kaip aš pasijaučiau, kaip mano kūnas pasijautė, kaip aš elgiausi. Ar aš pasielgiau taip, kaip aš norėjau, ar aš, pavyzdžiui, ten, kaip sako, daviau pro šoną, ar ne. Tai tokia savistaba, jinai labai padeda irgi suprasti, kokios yra mano elgesio priežastis, kodėl aš ten supykau, arba ten nuliūdau, ar ne, ar ten pradėjau nerimauti. Tai tą visada skatinu daryti, tiesiog užsirašyti galima, labai naudinga irgi yra rašyti, ar ne, ta rašymo tokia terapija. Ir aišku, galima lygiai taip pat atlikti tas dėkingumo praktikas, ar ne, arba, pavyzdžiui, jeigu turim sunkumų užmigti, sunki darbo diena, ar ne, ten, ar kažkokių tai įvykių kupina, kažkokio streso. Tai irgi galima skirti laiko ir ten nereikia ten valandom ar ne medituoti, kaip sakau, kad 10 minučių skirti savo ir tiesiog ramiai pakvėpuoti. Yra visokių atsipalaidavimo praktikų, kurios padeda susireguliuoti irgi emocijas, nusiraminti, nes labai dažnai, jeigu daug stresuojam ar ne, ir darbo dieną atvarom ten 8 ar 10 valandų, grįžtam, dar vaikai laukia, ar ne, ten vakarienės, visokios gaminimai, ten skalbiniai ar dar kažkas.
ir žiūrėk, jau atsigulam į lovą, mes dar strese tokiam. Toks dūzgiai atrodo viskas. Taip, ir tada pradeda protas jisai galvoti apie tai, vat, jau apie rytojų arba apie tai, ko nepadariau. Tai vat, ta kažkokia tai atsipalaidavimo, nusiraminimo praktika, jinai padeda irgi savo kūną nuraminti, savo simpatinę nervų sistemą nuraminti, nes jeigu to nedarom ar ne ir daug to streso turim, tai mes visą tai nešamės, atsinešam į lovą, tada va sunku užmigti, ar ne? Ir tada jau prasideda kitos problemos. Taip. Tai aš įsivaizduoju, kad dabar aš kažkaip paskutiniu metu prastai pradėjau miegoti, man nebūdinga anksti atsikelti. Ir aš jeigu, kas pasikeitė. Ir po to aš supratau, kad tiesiog turiu keletą naujų dalykų gyvenime, tiesiog daug minčių, netgi sakyčiau, daug jausmų. Ir jie visi nors togi taip pavargęs, atrodo, galėtum griūt pakeliui į lovą. Bet ten, matyt, ant tiek veikia ir sukilusios, nežinau, jausmai ir emocijos, visai ką vaikščiau tos terminus, bet, tarkim, jausmas kūne, kas ten vyksta, dar galvoj ir tu nebegali užmigti arba pabundi anksti. Nors ir esi mirtinai pavargęs, paradoksas, ką? Taip, tai atrodo, kad greičiausiai pačios simpatinė nervų sistema yra susiaktyvavus labai, ar ne, tai svarbu paanalizuoti. Dėl ko, ar ne? Ar, kaip sakai, ten kažkokie projektai nauji, kažkokie tai stresai, nauji dalykai, ar ne? Ir tada mes įeinam, mūsų organizmas įeina į tą vadinamą tokią fight or flight, arba kovok, arba bėk lietuviškai, reiškia, į tą režimą, ar ne? Ir aktyvuojasi mūsų simpatinė nervų sistema, kuri mums duoda budrumą tokį, ar ne? Mes ten galvojam, kažką planuojam, ten organizuojam. Bet mūsų kūnas jisai įsitempęs. Ir problema tada atsitinka tada, kad jeigu mes neatsipalaiduojam, neturim galbūt laiko atsipalaidavimui, nemokam kaip ar ne, tai tada gali vat, rodyti, dėl ko tas miegas strinka, dėl to, kad simpatinė nervų sistema yra labai labai susiaktyvavusi. Ir tada jau reikia ją raminti. Ugne, aš dar atsimenu, kai mes kalbėjom, kaip čia ruošiamės šiam pokalbiui, šiek tiek kalbėjomės, tu paminėjai, kad tu dar tyrinėjai ir tau yra įdomu, o tada man iškart labai įdomu pasidarė, apie tai, kaip veikia smegenys, ar ne? Ir aš žinau, kad čia didžiulė tema, bet bent truputėlį aplink ją pasivaikščioti ir susipažinti, ar ne? Tai apskritai smegenys, žinai, kaip mes jas matom, jos padeda mums, žinai, suplanuoti, prisiminti, visus sustrateguoti, bet turbūt jos dalyvauja ir tame, kaip mes veikiame gyvenime ir ką mes jaučiam. Ar aš blogai įsivaizduoju? Tai tiesiogiai. Literaliai. Viską labai gerai. Labai viską gerai supranti, ar ne? Tai mūsų smegenys yra kūno organas, kuris išties yra vienas, kaip čia pasakyti, smegenų centrai, kurie atsakingi už mūsų, pavyzdžiui, reakcijas, ar ne, į kažkokį tai grėsmės, ar ne, už tą patį nerimą, ar ne, migdolinis kūnas. Mūsų smegenų žievė, ar ne, prefrontalinė atsakinga už planavimą, organizavimą, ar ne, ten sprendimų priėmimą. Tai visa tai, kaip mes jaučiamės, ar ne, kaip mes elgiamės, tai tiesiogiai priklauso nuo to, ką mes galvojam, kaip mūsų tos smegenys veikia, ar ne. Tai tikrai labai plati tema, aš tai tikrai nesu ten kokia neuromokslininkė, ar ne? Suprantu, bet reiktų jos, yra tikrai puikių Lietuvoje specialisčių, ar ne, Urtė Neniškytė, kiti žmonės. Bet pati tema yra įdomi, kodėl? Dėl to, kad kai geriau mes suprantam, kodėl mums svarbu tą savo smegenų sveikatą rūpintis, ar ne, vat, išsimiegoti, pailsėti, ar ne, nes tai irgi padeda smegenim. Tai tada mes geriau jaučiamės, ar ne? Tai mane tai domina dėl to, kad smegenų sveikata, jinai iš principo lemia, kaip mes jaučiamės. O sakyk, aš įsivaizduoju, kad vis tiek, kažkokia tai, tu žinai, tokia įkyri kaip musė mintis, kur žinai, patoje fiziškai pradėjaus kažkuriam taške, tai ar mes galime, nežinau, ar čia galėtų mindfulness spėti, ar kažkoks kitas būdas, kaip jas padėti nuvyti, ar net gali būti kažkokie pratimai, kurie galėtų padėti, kaip aš sakau, atleisti tas smegenis, kad jos tiek nespengtų ir nedūgstų.
Kas tikrai padeda, tai kvėpavimo praktikos įvairios. Čia kai sukai telkti dėmesį į kvėpavimą savo? Taip, gali sutelkti dėmesį į savo kvėpavimą arba tiesiog, reiškia, tai čia jau yra tokia kaip mindfulness praktika, kai mes sutelkiam dėmesį į savo kvėpavimą ir jį stebim, ar ne, ir nesvarbu, ten tos mintis, jeigu ateina, išeina, jos nuolat yra, jų nuolat mūsų protas generuoja ten šimtus ir tūkstančius, bet mes bandom nukreipti savo dėmesį į kvėpavimą ir tada jį pastebėti ir tokiu būdu, reiškia, kaip pasakyti, tada atsipalaiduoja, ar ne? Taip. Kas vyksta galvoj. Kitas būdas tai apskritai kvėpuoti, pavyzdžiui, labai gerai yra diafragminio kvėpavimo pratimai, kurie padeda irgi nuraminti simpatinę nervų sistemą. Tai pavyzdžiui, labai paprastas yra ten. Įkvepi per nosį, užlaikai 4, reiškia, tada užlaikai 4 skaičiuoja, reiškia 1, 2, 3, 4 ir išpūti per burną, per 8 ir, reiškia, ratu, toks tas vadinamas box breathing, ar ne, kai mes kvėpuojam savo pilvu, savo diafragmą, ir tai tada leidžia nurimti tai simpatiniai nervų sistemai. Tai irgi padeda nuraminti mintis. Ar ne? Toks, kitas dalykas, fizinis aktyvumas labai gerai yra, kuris, pavyzdžiui, kaip sako, išeik pasivaikščiok, pabėgiok, ar kažkokia tai kita fizinė veikla, reiškia, užsimk. Ir irgi yra nemažai tyrimų, kurie rodo, kad vidutinio intensyvumo fizinis aktyvumas, nemažiau negu, pavyzdžiui, 20 minučių per dieną, leidžia sumažinti streso lygį, nerimo lygį, ar ne, nes mažina kortizolio išsiskyrimą. O sakyk, aš dabar kažkaip pagalvojau, tai, pavyzdžiui, vaikam, kai būna, suaugusiam gal mažiau pastebi, bet vaikam, kai būna sukyla, tas, nežinau, ten dar pyktis, pavyzdžiui, bet, tarkim, aš 2 berniukus turiu, matau, žandai raudoniai, tik tai, žinai, o jiem galėtų būti irgi naudingas, tarkim, kad ir tas box breathing, arba, ar čia yra suaugusiems skirti dalykai, ar gal yra kitų dalykų vaikams? Vaikam irgi šiaip yra vis labiau pastebiu Lietuvoje taikoma ir kai kuriuose ugdymo įstaigose tie mindfulness pratimai, ar ne, tai yra irgi vaikui padėti susireguliuoti savo emocijas, irgi per kvėpavimą, ar ne, per pastebėjimą, ką aš jaučiu, ar ne, jeigu tai yra pyktis, ar ten kažkokia kita emocija, tai yra normalu, kad mes jaučiam. Taip. Mes žmonės, ne robotai, mes jaučiam, tai mums tie jausmai signalizuoja apie tai, kad mes, patiriam kažką, ar ne, kažkas mums svarbu, galbūt mūsų ribas kažkas peržengia, ar ne, mes supykom. Tai kvėpavimo yra irgi visokių ten ir knygelių, ir tų mindfulness, visokių pratimų. Tiesiog padėti vaikam irgi susireguliuoti, ar ne? Tai yra, aš su vaikais nedirbu, bet yra tikrai įvairių metodų, kaip tą daryti. Ir tai galima taikyti tikrai ir tėvam pasimokius, ir galima ir būna irgi visokie mindfulness paaugliams, tai yra visokių ir kursų, ir grupių, tai galima irgi pasidomėti, jeigu tas svarbu. Taip. O sakyk, dabar pagalvojau dar, vėl galvant apie tą, žinai, kad mintis, jausmai, kūnas, viskas čia susiję, nežinau, kur čia višta, kur čia kiaušinis, gal tu žinai, aš tai nežinau. Ir aš pagalvojau, štai, tarkim, tu man dabar kažką pasakytum, man kažką ten kabintum, jau užtrigerinu, aš jaučiu, kad man kyla jausmas, bet tarkim, mes esam, žinai, dabar nesugalvoju, ne su broliu sesė, kuriuo esam atviri ir ten galim sakyti, žiūrėk, čia man skauda, man tai taip nedaryk. Bet, pavyzdžiui, tarkim, darbe kokiam, bet ten kyla, bet Ugnė prieš tai sakė, aš girdėjau, kad nereikia užlaikyti. Tai ką daryti? Tai labai svarbu yra identifikuoti, ką aš jaučiu, ar ne? Nes normalu, kad ir darbe aš galiu ir supykti, ir sustresuoti, ir įsižeisti, kas bebūtų. Taip, tai normalu, ar ne? Kaip sakau, mes turim tas reakcijas. Bet klausimas, kaip mes elgiamės, kai mes tą jausmą pajuntam. Ar mes puolam, nežinau, piktintis, keiktis. Konfliktą einam. Taip, einam į konfliktą, ar mes užsidarom, ar mes, pavyzdžiui, galbūt susinervinau, ar nesupikau, gal man sunku yra.
tai gal aš galiu nueiti pasivaikščioti arba pakvėpuoti. Teisingai, tokia lyg nugaruota, ne? Taip, ir tada identifikavus, ką aš jaučiu, kas su manim vyksta, bandyti tą emociją savo susireguliuoti, ar ne? Nes kas atsitinka, jeigu mes jaučiam daug tų emocijų arba jas jaučiam stipriai, intensyviai, tai mūsų tas smegenų, reiškia, žievė, kuri atsakinga už sprendimų priėmimą, už racionalų mąstymą, jinai tarsi atsijungia, ar ne? Įsijungia kiti centrai, kurie atsakingi už reakcijas, ar ne, už mūsų emocijas. Tai tada svarbu yra susireguliuoti emociškai. Tai tinka pakvepavimas, pasivaikščiojimas, galbūt, nežinau, parašymas, kaip aš jaučiuosi, kas čia su manim vyksta. Yra netgi labai geras metodas, pavyzdžiui, galima nueiti ir pakišti rankas, palaikyti po šaltų vandeniu, tokiu tikrai labai šaltų, ir palaikyti kokią minutę arba tol, kol pajusit, kad gelia, ar ne? Ir tai irgi padeda tą emociją, jos tą temperatūrą sumažinti. Čia kaip tas posakis, atvėsk ar ataušk. Taip. Grinai. Taip, tai vat padeda ataušti ir tada emocija, sakykime, šiek tiek galbūt slopsta ir mūsų tada jau galbūt įsijungia ta smegenų dalis, kuri atsakinga už mūsų, racionalų, reiškia, tą mąstymą. Ir tada mes gal jau nepulsim ten kolegos išvadinti visais žodžiais. Tikrai. O, pavyzdžiui, sureaguosim galbūt racionaliai kažkaip. O sakyk, aš suprantu, kad gal tikėtina, kad tu nesimsi čia geri, čia blogi, bet man vis tiek labai įdomu, gal galima vartoti žodį žalinga arba naudinga. Pavyzdžiui, tas toks, žinai, emocijų išsivėmimas ant kito, aš suprantu, yra kraštutinumas. Bet užsisiuvimas ir iš viso nieko, irgi, abu dalykai tikrai kenkia ir pačiam žmogui, ir tam, kuris yra priešais, ir netgi santykiui. Tai aš žinau, kad tu turbūt nesimsi vertinti, bet iš principo turbūt abu nėra sveiki būdai, ar kažkuris vis dėlto yra galimas būdas veikimo. Tai kaip aš sakau, paprastai, jeigu mes tikrai labai labai stipriai jaučiam kažką, ar ne, ir mus labai gal įžeidė, labai supykdė, mes galim reaguoti įvairiai, ar ne, jeigu mes sąmoningai bandom sureaguoti, ar ne, suprasti, mane supykdė, mane įžeidė, ar ne, tai aš galiu reaguoti galbūt labai smarkiai, labai karštai, bet gal aš galiu nurimęs, susireguliavęs jau savo tas emocijas, pasakyti, kad klausyk, čia vat įvyko tokia ir tokia situacija, aš supykau, ar ne, ir, dėl kažko tai, ar ne, įvardinti priežastį ir tada pasikalbėti. Taip. Nes jausmų ir emocijų tas, kaip pasakyti, užspaudimas, jisai irgi nėra gerai, ar ne? Tai, ypač jeigu santykiuose ten, ar darbe mes nuolat susiduriam su žmonėms, su kuriais mums reikia ten dirbti, ar ne? Tai tokie vaikštantis dirgikliai pasidaro turbūt, ne? Svarbu, ar ne, iškomunikuoti, bet aišku, gal ne visada tai įmanoma, gal savo viršininkui ten pasakyti, kad klausyk, čia mane supykdė ir aš. Ir vėl. Norėčiau čia, bet, tą reikia daryti, ar ne, kaip savo ribas kažkokias apginti ir tą daryti jau kažkaip tai nusiraminus, ar ne, nes tas karštas reagavimas, jisai... Toks jo, turbūt, kad tam kartui daugiau gal priskaldo malkų, negu ten po to vežimas gali pavežti. Taip. Bet jo, žinai, aišku, aš pati būdama tokia ugninga, žinai, man nėra svetima ta tokia umi reakcija, bet aš suprantu, kad su laiku, gal kažkaip su išmintim, gal ne, kad vis dėlto pravarčia, net labiau apsimoka iš tikrųjų, kaip tu sakai, ar ten į lauką išeiti, ar ten atsitraukti, ar dar kažkaip ir po to ateiti. Žinai, tai yra labai gera frazė, tu tikrai žinosi, kad sako, it's better to act, o ne react. Nes tu tada pasiduodi kito žmogaus įtaką ir jau reaguoji tai, ką jis daro, ne pats ėmiesi kažkokio tai veiksmo, išspręsti problemą, ar ten pasikalbėti ir panašiai. Bet kita vertus, man atrodo, nėra taip, kad kai tu ramiai pasikalbi su kitu žmogumu, pavyzdžiui, kad aš ir tau sakau, nežinai, man buvo skaudu, kaip man tai pasakei, pavyzdžiui, bet tas įžodinimas ir validavimas jau išlaisvina nuo to tokio, ne? Taip, nes, jeigu mums santykis svarbus ir mes galim tą pasakyti, ar ne, iš tiesų, kaip mes jaučiamės, ar ne, nežinau, ten partneriui, draugiai kažkokiai, ar ne, darbe, kolegai,
Tai leidžia irgi nekaupti kažkokių nuoskaudų, ar ne, nu to, kaip sakau, to tokio bagažo, kurį mes tada tempiamės namo ir tada išsiliejam ant, pavyzdžiui, vyro arba vaikų. Taip, kurio iš viso neprako. Taip, nes labai dažnai, jeigu mes darbę tą užspaudžiam, ten, nu, kaip pasakyti, neturim galimybės, ar ne? Nu, taip. Ar nemokam, ar neišeina pasakyti, tai tada labai dažnai kas atsitinka, kad mes visą tai parsinešam, ar ne, nes mūsų tie jausmai, jų negalim mes nuolat ten po to kilimu šluoti ir kišti, ar ne, labai dažnai kas atsitinka, kad žmonės, jie tiesiog tada, kaip sakau, perkelia, ar ne, tą savo pyktį, kurį jaučia galbūt ten kolegai arba ten vadovui, perkelia va ten vaikų, pavyzdžiui. O vaikas visai yra nekaltas, ar ne? Taip. Ir po to jisai užaugo ir jam reikia į terapiją, nes bėdos. Bet manau, kad visiems reikia, žinok, čia nėra taip, kad mes anksčiau ar vėliau vieną ar kitą formą vis tiek pradedam tom temom, kaip čia, domėtis, vaikštinėti ir gilintis ir vis tiek randam kažką. Tai man atrodo, kad visi... Taip, yra toks irgi čia kažkur socialiniuose tinkluose sklando, kad kiekvienas vaikas turės ką papasakoti savo psichoterapeutui. Tai nežinau, vieni eina ir tas yra tikrai gerai, kad eina, ar ne, kiti gal neturi galimybės eiti, bet aišku, tikslas yra, kad kuo mažiau reikėtų kreiptis. Nu taip. Ir galų gale, nu tai žinai, man atrodo, gal dar norėčiau išteisinti galbūt tą ėjimą pas specialistą, nes, nu žiūrėk, skauda dantį, tu eini pas odontologą, tau žilo šaknis, eini kirpyklas, bet kažkaip tas toks vis dar Lietuvo jau gerėja, man atrodo, tu gal geriau, žinai, negu aš tai iš tokio bendro kažkokio nuogirdų, kad vis dėlto nueiti, kaip aš sakau, ir pas sielos daktarą, nu ne tik tai pas ten, žinai, literaliai kaulų raumenų ar ten dar kažko, ne? Taip, tai tikrai tos stigmos, ar ne, kad eiti pas psichikos sveikatos specialistą vis tiek dar yra ypač vyresniai kartoj. Mano praktikoje, ką aš pastebiu, tai kad jaunimas dažnai ateina. Ir aš labai visada džiaugiuosi, nes tai yra dar įmanoma padėti, ar ne, jeigu žmogui jau būna ten virš 50, jau didelė tikimybė, kad, aišku, nėra nieko neįmanoma. Jeigu žmogus jisai nori padėti savo, ar ne, jisai tikrai tą gali bandyti keistis, ar ne, ir gydytis ir taip toliau, bet problema dažnai būna ta, kad jie, nebeateina, ar ne, vartoja galbūt ten paskirtus kažkokius medikamentus ir gyvena su savo tais sunkumais, su tais iššūkiais, ar ne, psichikos, ar net ir sutrikimais, ar ne, kurių, pavyzdžiui, nediagnozuoja, nes jie, nesikreipia. Tokie vat yra ir jiem gal gerai arba kenčia, bet pavyzdžiui, vartoja vaistus, ką paskiria, sakykime, medikai ir, tai yra kaip būdas, ar ne, irgi savo padėti, bet ne visada vaistai yra vienintelė priemonė ir dažnai, kaip rodo irgi įvairiausi tyrimai, kad netgi terapija kartais būna veiksmingiau negu medikamentai tie patys. Girdžiu. Ačiū tau labai, Ugne. Ačiū tau. Ir ačiū merginoms, kad prisijungėt, kad esate čia kartu su manim ir su Ugne. Ir rūpinkite savo ne tik tai fizinę, bet ir, man atrodo, labai svarbu psichinę sveikatą ir nueikite pas sielos daktarą, jeigu to reikia. Tai ačiū labai tau ir ačiū klausytojams. Ate. Ciao. Dėkui.